Šiandien partizanų keliuose istorikė Aistė Petrauskienė laidos žiūrovus ir svečią, aktorių Darių Petkevičių, ves žymaus partizano Bronislavo Juospaičio turėjusio direktoriaus slapyvardį likimo vingiais. Su šia išskirtinė asmenybė Aistė bendravo pati ir išsaugojo garso įrašus. Ant dūšiaus ramu, kad nepadariau įžavysnis. Priesaiką išlaikiau. Ačiū Dariu, šiandien, kad su manim leidėsi partizanų keliais. Ir mūsų kelionė mūsų atvedė į Panevėžio kraštą, į vietas, galbūt reikėtų sakyti, kurias mes šiandien lankysim ir kurias suksim apie vieną šito krašto iškilų žmogų, partizaną Bronislavą Juospaitį slapyvardžiu direktorių. Žmogus legenda, drįstu sakyti, palikęs pėdsaką laisvės kovose. Žmogus, kurio kova toje kovoje tęsiasi 7,5 metų, kas yra tikrai, gerokai daugiau negu tas nustatytas, taip apskaičiuotas 2 metų vidurkis. Ir dar kas išties daro įspūdį, žmogus, kuris sulaukė tos nepriklausomybės, tos, apie kurią svajojo, kurios tikėjosi laisvės kovotojai, sulaukė tam, kaip aš visada sakau, tam, kad mums papasakotų tą patirtį, liudytų apie tas kovas, apie tą istoriją. Ir šiandien stengsiuosi pasidalinti su šitomis žiniomis, šitą patirtimi, kurią patys patyrėm bendraudami su Juospaičiu 2010-aisiais. Ilgas, įsimintinas pasakojimas su detalėmis. Ir kodėl šita vieta, kodėl šita pirmoji mūsų vieta, esame įtvirtintoje partizanų stovykloje. Ankstyvi metai, kurioje prasideda ir būsimo partizano direktoriaus laisvės kova. Stovykla įtvirtinta. Jai vadovauja policijos kapitonas Stasys Eitminavičius. Žmogus turės patirtį. Kaip jie patys sako, įrengė stovyklą pagal to meto jau karinius reikalavimus, tam, kad jaustumėme saugus. Tai mes matom apkasų juostą, kulkosvaidžių lizdai, žeminės, bent 5 skyriams. Ir šiandien žvelgiant, bent jau man, ta teritorija nėra tokia didelė, mes matom, štai, mes galim ją apžvelgti. Ir joje, sakoma, gyveno apie 140 vyrų. Ir tai yra 44 ruduo. Ruduo pati pradžia, Antras pasaulinis karas dar nesibaigęs, mūsų vyrai telkėsi kovai. Ir Bronius Juospaitis, gavęs kvietimą į Raudonąją armiją, kartu su broliu, abu gauna kvietimą, pasitraukia pas partizanus, su mintim, kad ne, mes neįsim tarnauti okupantui, liekam savo žemėje, kovojam už savo žemę, ir jie su broliu ateina į būrį. Ir štai čia prasideda ta kova. 45, pabuvus štai nepilną pusmetį pavasarį, jie sužino, kad gretimą būrį apsupo, netaip toliasi esant, ir jiem kyla pavojus. Jiems reikia priimti sprendimą, ką daryti, pasitraukti, nepasitraukti. Pernelyg didelė, daug vyrų, pernelyg didelė rizika likti. Tai ne bunkeriukas, kur galbūt tau pavyks tyliai ištūnoti, išbūti. Tai yra didžiulė stovykla su daug vyrų ir jie priima sprendimą pasitraukti. Bet už tą vietą širdį skauda, kaip pats Juospaitis pasaka. Taip gerai įtvirtinta ir mes čia turim ją apleisti. Ir jie sugrįžta po dienos kelių pasižiūrėti, keliese patikrinti, ar vis tik ją surado tą stovyklą ar ne. Ir kaip pasakoja, mes dyliai ateinam, tačiau girdim, kad kažkas traška. Ir rusiškas pasigirsta, kas eina. Sako, mes tada į kojas, kad ne, čia vadinasi atėjo laukti mūsų sugrįžtant. Ir supratom, kad stovykla yra stebima, mes negalim būti. Ir po kokios savaitės, kaip sako, išgirdom sprogimus. Didžiulius sprogimus, sprogdinimai, 5 dideli sprogimai. Po to jau, sako, sugrįžom pasižiūrėti, kaip atrodo, ir vaizdas buvo kraupus, kaip jis sako, kaip po didžiulio mūšio, viskas sugriauta, susprogdinta, išmindyta stipriai. Bet laimiai ginklų sandėlys, kur buvo šiek tiek toliau,
buvo nesurastas. Na, vadina, sako, mes po truputį tos ginklus vėl pasiėmėm, savo susirankėm. Tai vieta, na, tai, kaip jie sako, mums buvo skausminga ją prarasti, bet gavom pamoką, kad tokiais milžiniškais didžiuliais būriais mes nebegalim gyventi. Ir juos pasakom, susiskirstėm į mažesnius mūsų būrys, ten buvo 40 vyrų, kas mano nuomonė vis viena yra daug ir vėliau jie dar labiau smulkėjo. Pas Juospaitis, nors partizanavęs iki 51 metų, bunkerių nemėgo, jose negyveno, jam tai buvo tolygų kapui, iš kurio sako, va, stovykla, tai tu ką, į apkasą ir bėgi, gali atsišaudyti, gali kovoti, bunkeris tau yra kapas, tu esi uždarytas, tai sako, aš juose negyvenau, mano vyrai juose negyveno. O ta rutina irgi klausimo, kokia rutina to partizanų, tai jis labai pabrėžia maldą, rytinę maldą, vakarinė malda, parėjo laimingai iš kokio žygio, bendražygį malda už žygį, tai tą labai stipriai akcentavo. Svarbus toks įdomus išties momentas, kurį Juospaitis labai gražiai atskleidė parolių reikšmę. Paroliai, slapti susitarimai, taip slaptažodžiai, kitaip slaptažodis, išeina vyrai, na, sako, jau vakaras skirstymai, kas kokią užduotį gaus, kas eis į kaimą parneš lašinių, duonos, mėsos, žinių, kažko. Ir tam, kad išleistų į kaimą, vadas žino viso mėnesio parolius, dalinio vyrams yra pasakoma tik tos dienos. Nes, na, jeigu tave išėjus paims saugumas, tu grįžęs jau nebežinosi to parolio ir, na, liksim saugus. Ir sako, na, visada turėdavo, kad lengva atsiminti, vėliau, aišku, ten tarp ryšininkų jau buvo tokie posakinį, čia, kad būtų lengva atsiminti po vieną žodį. Kaunas, Kiaunė, kad iš tos pačios raidės. Vienas pasako Kaunas, kitas atsako Kiaunė, saugu, galim grįžti į stovyklą. Pasakoja Juospaitis. Ir sako, šitie dalykai nebuvo žaidimas, šitie dalykai nebuvo juokai. Vieną kartą išėjo ir pareina, sako, kas eina, klausia. Ir tie pajuokaudami, grįžę vietoj parolio, pasako svaji. Ir į jį seriją šautuvo ir tai buvo nušautas savas partizanas. Už tai, kad, na, tai yra kova, kurioje nejuokaujam. Tie dalykai ne tai, kad mes būsim dabar kariuomenė ir mes čia kažkokį partizaninį karą žaidžiam. Ne. Ir sako, tai buvo skaudi pamoka visiems, mirtinas šūvis, kaip, na, už neatidumą, neatsargumą, už pakvailiojimą gavo rimtą pamoką. Priekų šalį mus puolė, prapuolė, tirštas laikas lyg kraujas nubėgo, žalias medis ir žalias brolis, o ši Lietuva meilę ir jėgą. Nekirsk medžio, broli! Dar vienas įdomus faktas, kurį galima minėti apie šitą stovyklą, tai yra pačios stovyklos kodinis pavadinimas. Vietas partizanai iš tikrųjų kartais duodavo tos tokius kodinius tiek bunkeriams, štabams, tai šita vieta buvo pavadinta Kremliumi. Kremliumi? Kremliumi. Ir tada toks Juospaičio juokelis, vėliau jis tokiu pats pasijuokdamas pasakoja, žinot, paskui, kai čia jau išsprogdino, sako, Kremlius susprogdino. Tai antroji šiandienos mūsų vieta, mes palikom vieną stovyklą Pašilių miške ir pasakojimas tęsiasi į antrąją vietą, kur lygiai taip pat buvo įtvirtinta stovykla. Būtent čia tuo metu buvoja, dirba pirmasis Vyčio apygardos vadas Juozas Krištaponis ir jie jau ateina kaip į apygardos štabą tartis. Na ir čia matyti ta istorija, kai atsiduri ne vietoje ir ne laiku. Tai Juospaičio istorija tai ir yra, kad jie ateina ir irgi stovykla yra išduodama, jie patenka į kautynes. Jie jau čia yra, ar ne? Taip, jie yra stovykloje, jie yra atėję vyrai iš Pašilių miško, patenka į kautynes, didžiulės kautynes, iš tikrųjų kaip būdinga. O kas dabar noriu konkrečiai įsivaizduoti, kas yra žodis didžiulės kautynės? Kiek čia yra partizanų? Partizanų čia yra, sakoma, apie 60. 60 partizanų, plus ir jau atvykėliai, ar ne? Taip. Ir yra apsupama gerokai daugiau, na, tos visada skaičiai. Tas gerokai? Suvokti, bet mes jau kalbam apie net 200. link tūkstančio mes jau kalbam apie tokias jau
jau šimtais, netgi sako, sunkvežimių važiavo, kad būtų apsupta viskas keliais žiedais. Tai žuvo kautynėse, vėlgi tie skaičiai varijuoja, apie 18-20 partizanų. Įskaitant ir apygardos vadą, Jonas Krištaponis čia žūsta. Kaip kitiem pasisekė prasiveržti, matyt, čia jau reikėtų gilesnio tyrimo, žiūrėti, ar tai buvo į pelkės pusę, sėkmingai išeita pelkės, per pelkę, ar ištaikyta tam tikros kišenės, kad išsiveršti iš to apsupties, bet vadinasi, apie 40 jų galėjo gana sėkmingai. Ir tarp tų išsigelbėjusių mūsų herojus, ar ne? Mūsų Bronius Juosputis, kuris gauna tą tokį kovos krikštą, pamato kovą iš arti. O jis čia buvo sužeistas, nebuvo? Ne, jis nebuvo, jis čia pasitraukė sėkmingai ir toliau partizanauja tą savo kovą. Dar keletą kartų jam tenka kautynėse dalyvauti, tokiuose didesnėse. Tai atvykę į Ramygalos aikštę, ta jo istorija, mūsų gražina tarp tokio žmogaus. Kaip aš sakau, dalį žmonių, dalį partizanų buvo nelemta žūti. Jie turėjo sulaukti nepriklausomybės tam, kad liudytų tą kovą, kad pasakotų. Ir 51 kovo 14, jeigu taip tiksliau, jis patenka į apsupimą, sodyboje yra išduoti su savo būriu, tuo metu eina būrio vado pareigas. Įvyksta susišaudimas, sako, sodyboje, iš kurios mes negalim pasitraukti, nes mūsų apsipa žiedų. Kelios valandos trunka tas susišaudimas, galiausiai sodyba yra uždegama. Sako, mes netgi degančiai sodyboje dar kovojam, bet jau pradeda griūti stogai, mes privalom išeiti, ir išėjimas tai reiškia jį suvarpo. Suvarpo ne šiaip vieną kulką. Į jį paleidžiamos pataiko 7 kulkos, 5 pereina kiaurai. Ir jis pasakoja, pradžiai vieną ranką, nieko, turiu kitą, koją, čia jau sudėtingiau, galiausiai jam peršaunami abu plaučiai. Ir sako, kraujas jau tada fontanais per burną ir netenku sąmonės. Ir kartu, kai toks vaizdas, jis kartu su kitais 8 žuvusiais partizanais yra numetamas Ramygalos aikštėje išniekinimui. Ir štai čia ta drama, kai kovas snyguriuoja dar, tai jis yra numetamas ir vėliau po keletos valandų, pasakojimą ėjo pro šalį Stribas su karininku, pamato, kad visi apsnigti, o vienas, tirpstas sniegas, ant jo nesilaiko sniegas. Pajudina, paspardo, kūnas nesustingęs. Stribas norėjo pribaigti, karininkas neleidžia. Ir kaip pats Juospaitis sako, matyt neleido pribaigti tam, kad vėliau dar sudėtingiau kankinti. Ir jis yra staigiai čiumpama į Panevėžio ligoninę. O pradžioje, sako, aš prabundu. Ir viskas, aš kaip atsimenu, viskas. Kadangi dar ant bruko numest gulėjau. Ir plaučių uždegimai gavosi. O kadangi su lavūnais, paskui tik mane pamatė, kad aš gyvus. Apie kokią 6-7 valandas ant sniego. Išgulėjau. Ir uždegimas plaučių gavosi. Tai man kvėpavimas į ligoninę, kada Panevėžio ligoninę nuvežė, operavo. Viskas, tą degonės visą laiką davė, maitina. Ir čia jau prasideda jo tas Golgotos kelias, tas tikrai sunkus kelias, jo tardymai. Šiauliuose jį stipriai kankina, labai stipriai, iš tikrųjų, su visais padų deginimais, su mušimais, su psichologiniu fiziniu smurtu. Ir kaip jis sako, kai mane pervežė į Vilnių, tai aš jaučiausi kaip kurorte. Čia sako, tik gerai nuosi užvažiavo, to ir pasibaigė. Tai vėliau jam mirties bausmė, kuri yra atšaukiama į 25 metus lagerio. Galiausiai sutrumpinama bausmė, jis Norilsko sukilime dalyvauja, kaip sakom, tie, kas matyt čia kovojo, jie ir ten liko tais kovotais. Ir 66, nors neleidžia, jis grįžta į Lietuvą. Žmogus sulaukė 97 metų.
Mūsų keliai atvedė į Ramygalos senasias kapines. Na, jeigu nuo pradžių, taip, 48 rugpjūtis, kautynės. Kautynėse žūsta 5 Vyčio apygardos partizanai. Po kautynių, kaip įprasta, stribai juos užkasa kažkur. Šiuo atveju pašonėje buvusiose žvirdobėse apie tai sužino partizanai, kur yra užkasami. Kaip patys pasakoja, na, užkasta negiliai, šiek tiek. Sužino partizanai ir, na, siekis juos į šventą vietą, į kapines palaidoti. Ir juos patys pasakoja, mes ateinam naktį, laiko turim nedaug. Tuo pačiu metu vieni iškasinėja kūnus, kiti kasa duobę kapinėse. Sako, didelės duobės negalim iškasti, kadangi čia žūsta ir jo brolis. Visiems pagaminami 5 partizanam karstai, po 5 karstus. Sako, mes negalėjom labai plačios iškasti, kasėme 3 karstų plotyje, kad 3 ir 2 ant viršaus, o tam, kad artimieji vėliau galėtų atsekti savo tos palaikus, sako, mes prie jų dėjom numeriukus. Žymėjom kaip su numeriukais, kad palaidotumėm. Tai štai gavosi toks bendras, skirtingų partizanų, bet tačiau bendras šeimos kapas, 2 broliai Garuckai, partizanas Drąsutis, Jonas Juospaitis atgulė šitoj vietoj ir, vėliau, sako, pasitraukiam. Tai čia tos tokios istorijos, kai pavyksta partizanams išties sukurti. Na, o kaip minėjot, kad visą tai vyksta man brangiose žemėse, tai vos per 7 metrus nuo šito kapo ilsisi mano seneliai, proseneliai, tai viskas taip artima, taip jautru. Ir tiek nauja, kiek aš iš tiesų visada bėgiodamas čia niekada net nepagalvojau, kad čia tokia istorija, kuri veda mus į partizaninį gyvenimą. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Bronislavas Juospaitis buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino komandoro kryžiumi, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Prieš 6 metus kartu su kitais partizanais jam įteikta Laisvės premija. Tačiau pats partizanas labiausiai didžiavosi ne apdovanojimais, o tuo, kad iki galo liko ištikimas savo priesaikai. Kas labiausiai ant dūšios ramu, kad nepadariau jėzovystės. Priesaiką išlaikiau. Taip, kad, kaip sakant, su rami sąžinė negali keliauti. Kaip pašauksiu dievulis. Kai akmenys broliai tau pasaką sakė į virpantį orą, byrėjo ruduo ant smilgos blakstienų, nutūpus plaštakė kuždėjo į ausį, brolau neišduok. Kai samanos sesės tau patalą klojo, kvepėjo jų kasos, nors imk ir bučiuok. Apsvaigusios rasos tau tyliai kartojo, broluži mieliausias, nepasiduok. Kai mėnuo atidarys taką pramynė per degančią pievą, lygi žvaigždžių iš sapno pabudo, kulka paskutinė dangų išrašė vardais milžinų.